Lietuva to dar nematė. Man nepatiko, kai taip filmuojas, žinau, kad filmuos ir tada aš negaliu nieko. Labas rytas! Galim Samošką, dabar visi iš Samošką mėgsta, gal kaip nejuokavo. Tai labas rytas visiems. Božo, nebus pas mus Kunjus, dviratininką. Taigi lekiam vėl į Jonavą. Jau 3 metai išėlės, ne Hebra? 3 metai išėlės važiuojam vėl trasų tvarkyt. Tai oras kaip visą laiką lepina. Saulytė šviečia, statyti kviečia, pas mus taip turėtų būt sakala. Tai lekiam į Jonavą, pasiėmėm vėl tos 3 darbininkus va. Turim Mantusiką, Linasą ir turim Deividasą. Kaip čia man reikia lysti? Taip, oba. Tai lekiam dar kartą su kita mašina, buvo Mersas, buvo BMW'as, dabar jau Volkswagenas. Kitais metais su Porsche lėksim. Ką mes? Tipo. O, ką tik vos autobusą žmogaus nenutrinkė, tiesiog nes per raudoną lėkė. Tai nežinau, važiuojam statyti, kiek mes kažką naujo pastatysim, pasižiūrėsim, ant kiek bloga situacija, žinau, kad dar sniego pilna Jonavoj, nes pripūstė. Ten turėtų būti prilyja dabar dar. Ne. Man tai žodžiu lyja be lietaus. Tai va, smagaus žiūrėjimo, žiūrėsim kiek žmonių. Sakė vakar Artiomas penktadienį buvo 15 žmonių ant kalno. Tai aš jam parašiau, kad bus šiandien per daug. Tai va taip manau ir bus šiandien, bus per daug. Tai gerą žiūrėjimo, kaip dirba Kauno keliai, tiksliau Jonavos keliai, ar Jonavos trasų statytojai. Tai dirbs 2, žiūrės 25 ir viskas. Važiuojam į Jonavą. Vykome į Jonavą užtikrinti saugumą ir pristatyti tvorų. Šiandien mūsų darbas įrengti tvoras, tam, kad raideriai neiškristų iš trasų važiavimo metu. Kas pavogė kampius? Būsi kažkur vidus? Ne. I waked up and was like, no drop today. I'm too late. Kas tu leisi einam statyti tik tais? Koks tu leisi einam statyti? Šito? Aišku, mano, atiduok. Bandė pavogti iš manęs. Vai, pala, tiesia nugarą 3 kartą. Ai, gerai, nedėt. Jo, redės kur tu. Ir jisai eina. Matas, kad nesimokino, sėdi prie kompo tiesiog. Ir lova. KTU. Karočią. Robloxą žaidė jisai prie kompo. Davai, berniuk. Karoli, kur ne? Gerai, mes. Matau, kas neblogai jums. Įsižiūrėk, kiek šių. O kur vakarės? Ai, vaisi jo. Tai tu padėsi ar tu tik stovėsi visą dieną? Marijus stovi. Jis Darbininkas didžiausias. Tvarkėm mišką. Nestvarkėm šiaip mišką. Prieš tai važiavom, gali pafilmuoti. Važiavom čia ir tą medį. Dabar važiuosim. Bandysim, kad ragardinas būtų geresnis, kad čia šausim. Čia biškį nukasim. Ir bus į kitą pusę. Ir tenai išsusukinėsim tenai. Ir šuolis. Tai labai sunku suprasti, taip žinau. Žodžiu, bus dar didesnis greitis. 3
Žodžiu, prieš tai, kur reikėjo hebrai stabdytis, kad čia nežūt, šausim full speedu iš čia lauk, šoksim. O dėl medžių, tai čia, žinokit, jis gulėjo. Matosi, kad gulėjo, visas supūvė. Laiko. Tai va bandom patraukti, kad biškai saugiau būtų, nes ten iš viso guli taip, kad jeigu žmogus įsitaškytų, tai ir žus. Pažiūrėk, dabar jie planuoja kaip nešti. Lažinamės, kad suburą pasitems. Jeigu mes į per pusę... O, žiūrėk, ką varbulių. Per pusę perpjausim. Optimistai. Apelsinai. Per pusę. Ne. Aš iš Jonavos, ar tu iš Jonavos? Klausyk manęs. Ne, šitas sakė. Nebra. Neišdėvi, laikykit. Jeigu norėčiau Vaikai nedirba, dirba realiai standartiškai Artiomas su Modė. Ir Deivis su Mantu, ir Tudukas, visi va stovi žiūri. Sakiau, kad kaip kelininkai bus, stovi ir žiūri. Modė, bet čia kaip kelininkai, žinai? Va dirba tie patys, o visi tik tais. Blemba, visas purvinas. Matau, kad Deivis katiną augina. Augino. O gal aš šeriuos? Arba Deivis šeriuos. Va, Maikutė, jeigu norit užsisakyt, nueinat, pajus, adrenaliną savyje. Nėra dar website, bet bus. Viskas bus, viskas yra, nieko nėra, bet... Jie pjauna 5 minutės. O komentuoja profesionaliai, jog daryk taip, daryk anai, gyda. Aš nelankstiau nieko. Tadas sulankstė Jisai sulankstė ir man davė Tadas pjaut. sulankstė peilį. Jisai sulankstė ir man paskiau davė pjaut. Oi, palauk. Ar muzikai? Giliau reikia. Tai davom integraciją. Reiktoras, kreipkitės į tvėrėją. Reikdomofono, kreipkitės į tvėrėją. Reikvarto automatikos, kreipkitės į tvėrėją. Signalizacijų kamerų. Jungsim ilgai, bet pajungsim. Dar kol kas tik pradėjome tai specializuotis, bet jeigu reikia, skambinkit, paderinsit kainą. Tam, kad tau nebūtų šalta. Tai va, tvėrėjas, čia dabar turi būt logotipas. Ir mano, ne mano. Skambinat, reikia, paskambinat, užsisakot. Greit padarom, kokybiškai. Jie matosi, kad į juniorus perėjo iš karto, normaliai, viską. Kitais metais pagalvojau, kad reikės juniorus visgi gal pradėti skaldyti į U19, U17, nes per daug man rodos jau jų. Bus taip, U19, U17, U15. Bleva, kažkam pasiseks, kam šiemet 13, kitais metais 14 ir vis tiek U15 bus. Ne, bet taip Europoje, žiūrėkit, mes taikomės Europos standartus. Europos yra U19, U17 ir U15. Tai viskas čia yra normalu. O, Aidas atvažiavo, Ambra. Wow. O čia tai bus dauba. Kuo čia? Jo. Ui, tu varo. Gerai taip ir bus. Čia taip ir... Ne. Ai, va, ką čia primena man. Ignalinos daubą. Tai žinot, koks čia pliusas? Nuslydai ir ten norėjai. O Ignalina ir likai miške gulė. Gaunasi, kad vas.
Kur kietai. Vaikelė. Oi, kaip bermas bus blogai. Oi, kaip bermas bus blogai. Tu klausyk. Kur jau viskas duobės matom. Čia duobė. Lemba, žinai, kad Tai kaip tik čia kalniukas. Va, kupstas. Gerai, tai čia patvarkom, užaštrinam ir čia biškį tą nuėmam kupstą. Aš tai užkėtėjęs raideris. Ten tas medis taip pasvyręs, taip prie kalvų. Kurė čia važiuoja, blemba. Ne, bet pagal minkštumą žemė tenai pasidarys. Važiuok, atsirėmimai. Oi, tu ko man tai stabdai? Statybvietė. Realiai strojkė. Tai ką padarėm va pirmą sekciją, patestuoja visi, pasižiūrim, kurie lainai geri. Čia gudročiai. Čia gudročiai pasitestuoja lainus, kurie geresni. Tai pakeitėm nedaug, liko pradžia ta pati, tai tik pabaigą sekcijas pakeitėm. Manau, turėtų būti smagus pakeitimas, gal daugiau bus greičio biškį, gal saugiau čiučiut, aišku, dėl saugumo. Pasakysiu taip, šitam sportui apie saugumą tikrai negalim šnekėti. Tai turėtų būti smagu, kai palys nežinau, kas bus ir kas darysis, bet tikrai dabar faina sekcytė va, pasišokt galima, tai manau labai geras pokytis. O dabar einam į raudoną trasą modifikuoti, pakoreguosim realiai visą raudoną trasą, bus kardinaliai pasikeis, tai einam tenai darbėti. Važiuom. Neminkštas, tai gėdės. Kur čia ko reikia darom? O, kur ragelį radau? Kieno? Alio, tai būsim. Kur atvyk? O, parodyk rimtai čia. Nu? Viet. Selon. Ką jūs čia darot? Nu čia tokia kaip plokšma, kad... Nu, Čia ta... lekia. Jo, lengva. Kas dabar kalsam stabdžių, žie. Įsiminė, žie. Prisistabdė. Šovė dugnai, žiūrėkiau kam ir minus. Tikrai gerai. Davai, Mantas lai pravažiuoja. Kur Mantas? Ir dviratį ir važiuoja. Iš kur man dviratį gauti? Tai pasiimk jo kartėlą. Kamieną višį zabraisi. Ką raudoną trasą atėjom tvarkyt. Šlaitą sutvarkėm. Įvažiavimą. Taip pasitvarkė. Man tas tvarkytas jau. Aš laidas esu. Važiuosim šičia į kalną. Statu šitą fainą, jeigu palis. Chicken line'as bus per seną raudoną trasą. Paliksim, kas bijot.
kad nuvažiuot nuo šlaito, galite savo ramiai galėsit pro čia prasilėkti. O dabar einam toliau raudoną tvarkyt. Pavargę baisiai jau. Pastebėt, kad nieko nebėra. 4 tik likom. Likom tie, kas atvažiavo su mašina. Jo, šiaip. Realiai. Visi dingo. Kas kartu atvažiavo tiksliau? Jo, mes kartu atvarėm, tai mes. Visi dingo, ir mano daiktai dingo, Jo. ir piniginė, ir maistas. Einam toliau. Blemba baisiai. Nesakysiu, prieš kamerą, bet... Sakmenis ir viskas, ir tada jau gauna Ne, ten iškas skylę, stumėti šitą filmą. Visada lygis savęs tu neteisingas, bet iš tikrųjų tu neteisingas. Bet tu to nežinai iki galo. Gerai, reikėjo taip palėt. Va taip kaip prieš tai. Tikrai. Nu per čia pralys galim. Arba padangą prakiurdys. Vakarį sako važiuok. Taigi vakaris iki medė. Nu? Aš nepažiūrėjau. Važiuok! Ką tu pridirbai, pažiūrėk, ką primėtė? Eik tu našiu, kur mes? Masė, čia daug masės viskas. Eik tu našiu. Taigi aš su išeiginiais drabužiais, taigi aš su klubą lieku šiandien pajudėt biškį. Tai tu džiaugiasi, aš tai išgelbėjau. Čia parvertei mane. Aš tave išgelbėjau. Taigi dėdė seną šiut nesulūžo, kad šiut subro nesusilaužiau. Aš jau pavargau ne nuo statybų. Vakarį, važiuok, kur tu? O, žiūrim. Atvažiuoja. Dabar ne vienas. Mantas kyla į kalną, žiūri į priekį, jisai mato bermą, mato akmenis. Nuvažiuoja. Profesionaliai nuvažiuoja, išėmė posūkį į dešinę, tuomet pasuka į kairę, jo akis, matau, žiūri į dešinę, apvažiavo medį ir pasiėmė pirmą vietą. Maladės. Kur įsidėsi? Valgykit apelsinus ir uogas. Aš tai pastum noriu. Ir dabar padės ir nuredės ją. Neužskrido. Oi, nesunk. O, šaknis reikia šliupliuko. Vaikas įsigovė, eik. Ai, ta? Persikėlėm jau nežinau kelintą vietą. Ten padarėm, kiek šiau, 3 pakeitimai didžiuliai. Ir raudonai paskutinis, toks didesnis, tik nežinau kaip užsibaigs trasa. Tai va čia tokia sektytė. Raudona trasa kaip visą laiką išlieka tokia. Mėlyna vis tiek gal smagesnė čiut. Bet bus manau smagiau negu buvo prieš tai, tai būtų nemažas greitis šiuo metu. Tikiuosi nebestriksim taip ant off-camberių. Ir viskas, ką žinau. Čia bus matau, kad minkšta žemė, bet turbūt sukietės, tai turėtų vedėti šiaip gerai. Čia hoperį pastatysim visiems, kad pašokinėtų tarp medžių galėtumėt. Ir tiek, manau, štai traseliai. Va, gražiau pumpurai, va, tai užskleidėsi. Realiai, va. Čia kokios 2-3 savaitės, čia viskas žalia, bet kaip fainai. Štai ir ateina darbininkas mūsų pagrindinis. O, senai matyti, štai ir aš, einu dirbt. Eina dirbt šunolis. Tai va. Emociškai. Tai sakau, kad sakys išdavikas. Labai patinka, atvažiuokit, labai fainai, daug adrenalino, suteikia džiaugsmo, Po jo. labai fainai. Oi. Bliamba Įsivaizduok, kad hopinis dabar. Koi, tu kaip skrendi? Ai, manau, bus gerai. Stabdai! Tai čia reikia...
Techniškai atrodo. Hoperis! Šok! Kam tu šoki? Aš juokavau. Bubas. Jacob, atvaro. Kam tu stabdai? Kur tu žiūri? Ko tu išipšaisi? Tau turi piktas važiuoti. Žiūri visados į tiesią vietą susiraukęs. Atsargiai, tu jo. Nukosim galėjai. Supyk, vaikė, supyk. Eik, tu prarado visą greitį. Nu ką, viso gero, Jonava, mes išvarom ir susitiksim balandžio 25-26 dieną. Man čia dėžavau. Jonavoj. Aš pamiršau, kokia čia trasa skaitos. Slėnis, kas čia? Jonavoj, Dainų slėnyje. Joninių slėnyje. Joninių slėnyje. Čia vyks varžybos. Palauk, duok man vienkiškiau. O, kevienkę. Padarėme... Matai, va. Tavo dviratis? Matai, va, mūsų. Mano dviratis. Žodžiu, kebra, susitiksim balandžio 5-6 dieną. Jonavoje, Joninių slėnyje. Rinksim, kas greičiausiai. Aš. Žiūrėsim, kas greičiausiai, vikriausiai. Trasos tikrai fainos, pasikeitusios, tai visų laukiam. Aš tikiuosi, oras nebus kaip rudenį. Ir nebus ir prizų tokių. Berma geriausiai varys. Nu, bet bus kaip bus. Tai viską susimatysim balandžio 5-6. O dabar jau pakojamės ir varom namo, nes aš pavargau nuo jų. Na ko? Nuo jūsų. Nuo jonaviečių? Nu, pažiūrėk, tu Deividai. Jonaviečiai! Turim problemą. Čia kokį montažą padarys. Drogės važiuojam. Do that. Jie, montažas. Do that. Deividai, sukom. Jo, tai taip tai nedaryk, biški gėjai, man taip nepatinka. Labai ne... Lemba, Deivis, įsivaizduoju, užsisakai tvorą ir tu atvarai, įsivaizduoji. Bicepsai. Tau ir tavo draugams. Girdėjau, Kasparas N13 iš Ignalinos rūko. Oi, labai blogas pavyzdys šitam sporte. Manau, tai nebebus jau čempionas. Tagoras teoremas paskaičiuosim. Blemba, AB lygų. Lygu Tadas kvadratu. Murzinom ir šudinom kelniam. Sudėdi. Kad ne... Madam. O po to jau va. Jau išgeri biškį. Kad prašvis. Vakari! Gerai vakaris varo, blemba geriau nei Mantas. Mantai dar daug stengs. Tadai tai išvis čia. Nežinau, kiek kilometrų reikia. Viskį pramint. Irgi, tau. Man? Ir tai baigėsi futbolo finalas Jonavoje.